Labą dieną visiems. Ačiū visiems, kad atvyko. Nesitikėjom, kad tiek daug čia bus, bet esam labai patenkinti. Neveikia? Dabar girdit mane? Išeivijos lietuvius dažnai apibrėžia sąlygos, dėl kurių jie ar jų karta paliko tėvynę ir kaip jie išlaikė savo kultūrą. Čia, Amerikoje, dažniausiai minimos 3 pagrindinės diasporos bangos. Pirmoji – grenoriai, greičiausiai nuo angliškojo greenhorns, kurie išvyko iš Lietuvos XIX amžiaus pabaigoje po sukilimo prieš Rusijos carą. Antroji – dipukai, pagal anglišką terminą DP arba Displaced Persons, kurie pasitraukė į vakarus per Antrą pasaulinį karą. Ir trečiabangiai, tarybukai, kurie atvyko po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 90 metais. Šiais metais minima reikšminga sukaktis dipukų kartai ir jų palikuonims. Sukanka 80 metų, kai Antrojo pasaulinio karo metu lietuviai traukėsi iš tėvynės, gelbėdamiesi nuo Raudonosios armijos žiaurumo ir grėsiančios antrosios sovietų okupacijos. Todėl prieš šįmet prisimename savo istoriją, kodėl ir kaip lietuviai vėl buvo išvaryti iš savo tėvynės. Norime pasidalinti šią istoriją, taigi 24-25 metus skelbiame dipukų metais. Mūsiškiai dipukai iš Lietuvos traukėsi maždaug 9 mėnesius, taigi Lituanistikos tyrimo centras simboliškai rengia 9 renginius per 9 mėnesius. Renginiai bus įvairūs, nuo daugiau teorinių, mokslinių pranešimų iki filmų peržiūros ir aptarimo. Taip pat ypač laukiame apvalaus stalo diskusijų, į kurias pakvietėme ir dar kviesime dalyvauti dipukus, kurie pasitraukė į vakarus ar jau gimė DP stovyklose ir patyrė naują gyvenimą Amerikoje. Šiandien pradedame su pirmu pranešimu. Mūsų tarybos pirmininkas, dr. Robertas Vitas, kalbės apie lietuvių dipukų įtaką Jungtinėse Amerikos valstijose. Prašome, Robertai. Palauksim, ar plosite. Dabar klausimas yra, ar man reikia mikrofono, ar jūs girdite, ar su mikrofonu, ar be? Gerai, jei reikės, Rako, tu man parodyk garsiau, ar kaip? Gerai, tai tada žinosiu, kad garsiau. Gerai, tai sveiki atvykę, negalvojau, kad tiek susirinks, nes šiandieną dar Market Parke ir Beverly Shores dar vyksta renginiai, tai tikrai labai ačiū, kad atvykot šiandien. Ir kaip Gailė minėjo, mes skelbiam dipukų metus prieš 80 metų. Čia irgi keletas jūsų apleidot Lietuvą, buvot priversti apleisti Lietuvą, arba jūsų tėveliai ar seneliai taip darė. Taip buvo ir mano šeimoje. Taip pat prašau atleiskit, kad dar kalbėsiu apie Lietuvos istoriją, dar kas prieš Antrą pasaulinį karą. Kodėl aš taip darau? Kai aš vis dažniau kalbu su kitais lietuviais, net ir su dipukais, ar su trečiabangiais, ar su dipukų vaikais ar anūkais. Aš esu porą kartų vartojęs terminą dipukai ir manęs klausia, kas yra dipukai. To nežino. Mes galvojam, kad visi dipukai arba dipukų vaikai, galvojam, kad visi žino tą istoriją apie dipukus ir ką tas terminas reiškia. Kur buvo jų tėvai ar seneliai, arba kur žmonės yra gimę. Čia irgi keletą gimė dipukų stovyklose Vokietijoje. Tai taip ir yra, tai prašau atleiskit truputį istorijos, manęs tai prašė truputį pristatyti tą istoriją prieš karą ir per Antrą pasaulinį karą, tada apie pačias stovyklas ir tada kas vyko Amerikoje. Jei būtų klausimų, kas nori ką pasisakyti, prašau,
laikę pranešimo, arba tada, žinoma, vėliau bus klausimai, bus diskusijos arba čia, arba prie vaišių. Tai va, pirma skaidrė, aš pavadinu 3 ultimatumai ir dovana kabutėse. Lenkijos ultimatumas 38 metų kovo mėnesį. Nuo nepriklausomybės kovų, nuo Vilniaus krašto pagrobimo. Tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo karo stovas. Buvo demarkacijos linija tarp mūsų kontroliuojamos Lietuvos teritorijos ir okupuoto Vilniaus ir Vilniaus krašto. Vienoj pusėje buvo Lietuvos pasienio policija, kitoj pusėje buvo Lenkijos kariai. 38 metų kovo mėnesį vienas Lenkas kareivis peržengė demarkacijos liniją, pasienio policija jam įsakė sustot, pasiduot, jisai to nedarė, pradėjo šaudytis, ir nukovė tada tą Lenkų kareivį. Lenkai atsiėmė to kareivio lavoną ir tada už keletą dienų Lenkijos užsienio reikalų ministerija įteikė ultimatumą Lietuvos vyriausybei Kaune, laikinoji sostinė buvo Kaunas, sakė, kad Lietuva turi užmegzti diplomatinius santykius su Lenkija, jei ne, tai gresia pavojus. Jau pradėjo plaukti Lenkijos karo laivynas link Klaipėdos, jau pradėjo suvažiuoti daugiau Lenkijos karių prie mūsų sienos. Lietuvos valdžia, prezidentas Smetona ir ministerių kabinetas nutarė, kad turi tą ultimatumą priimti, nes gresia per didelis pavojus Lietuvai. Tada už metų ultimatumas iš hitlerinės Vokietijos. Nuo Hitlerio atėjimo į valdžią nacių agentai agitavo Lietuvos teritorijoje, bet ypatingai Klaipėdos krašte. Klaipėdos krašte agitavo tie nacių agentai, buvo suimti, buvo traukiami į teismą, Neumanas ir Sasas buvo patraukti teisman, tai čia buvo turbūt geriausiai žinoma byla. Daktaro Dainausko tėvas, Jonas Dainauskas, istorikas ir rašė apie tą Neumano Saso bylą. Bet tada 39 metų kovo mėnesį, beveik lygiai metai po Lenkijos ultimatumo, Berlynas įteikė ultimatumą Lietuvos vyriausybei, reikalavo, kad Klaipėda ir Klaipėdos kraštas būtų atiduotas Vokietijai. Vėl pradėjo plaukti Vokietijos karo laivynas link Klaipėdos, prie mūsų sienos, prie Klaipėdos irgi pradėjo susiburt vokiečių kariai. Vėl Lietuvos valdžia sakė, per didelį grėsmė yra Lietuvai, mums geriau yra priimti tą ultimatumą. Už keletą mėnesių, 39 metų, rugpjūčio 23 dieną, buvo pasirašytas vadinamas Molotovo-Ribentropo paktas. Visai nesenai mes minėjom Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymą Čikagos miesto centre, kai vyko Baltijos kelio minėjimas, tai reiškia 35 metai po 89 metų Baltijos kelio, kai estai, latviai ir lietuviai susijungė, buvo grandinė, nežinau kiek ten tūkstančių žmonių buvo. O tas Baltijos kelias paminėjo 50 metų nuo pasirašymo Molotovo-Ribentropo pakto. Tai Molotovas buvo sovietų užsienio reikalų ministras, von Ribbentropas buvo vokiečių užsienio reikalų ministras. Buvo pasirašyta ta nepuolimo sutartis. Taip pat buvo slapti vidurio ir rytų Europos padalijimo protokolai. Į Maskvos įtakos sferą pateko Suomija, Estija, Latvija, rytų Lenkija ir dalis Rumunijos. Vokietijos įtakon pateko Lietuva ir vakarų Lenkija. Daug kas galvoja, kad tą dieną, kai buvo rugpjūčio mėnesį, 23 dieną, kai buvo pasirašyti tie slapti protokolai, kad tučtuojau Lietuva pateko į sovietų rankas. Taip nebuvo. Pirma Vokietijai
Tada rugsėjo 28 dieną, maždaug už 5 savaičių, buvo pasirašytos naujos slaptos sutartys tarp Maskvos ir Berlyno, pagal kurią Lietuva atiduota Sovietų sąjungos įtakos sferai. Va, mūsų du draugai, Stalinas, Sovietų sąjungos vadas ir Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachim von Ribbentrop. Lenkija puolama 39 metais. Rugsėjo 1 dieną Vokietija puolė Lenkiją. Rugsėjo 17 dieną Sovietų sąjunga puolė Lenkiją. Tai va, kodėl kabutėse yra dovana? Dovana kokia? Sovietai užima Vilnių, Vilniaus kraštą, atima iš Lenkų ir siūlo, labai draugiškai, Vilniaus kraštą atiduoti Lietuvai. Bet su sąlyga, kad Lietuva įsileistų 4 raudonosios armijos įgulas įkurdintas Lietuvos teritorijoje. Naujojoje Vilniuje, Prienuose, Alytuje ir Gaižiūnuose. Tai va čia mūsų dovana Lietuvos kariuomeniai įžengė į Vilnių, matosi katedra ir bokštas, Vilniaus gyventojai sveikina Lietuvos kariuomenę. Ir va, kur tos įgulos buvo. Tai Gaižiūnai, tai arti Jonavos, Prienuose, Alytuje ir Naujoje Vilnioje. Tai reiškia, va, kur buvo tos 4 įgulos, tai praktiškai tie sovietų kariai buvo apsupę Kauną ir Vilnių, mūsų 2 pagrindinius miestus. O tada trečias ultimatumas buvo Lenkijos, Vokietijos, dabar Sovietų 40 metų birželio 14 dieną. Sovietai ne kartą kaltino lietuvius, kad jie pagrobė rusų karius iš tų įgulų. Iš tikrųjų, tie rusų kariai tose įgulose gyveno kaip vergai. Neturėjo užtenkamai maisto, jie nebuvo maitinami. Mano močiutė pasakojo, kaip jinai ir kitos moterys neždavo maistą tiem vieniem rusų kariam. Čia nebuvo jų kaltė, tų eilinių kaltė, kad jie tenai tose įgulose ir kad negauna užtenkamai maisto. Bet Maskva kaltino Kauno valdžią, kad mes lietuviai pradedam pagrobti rusų karius. Taip pat buvo ir kitų kaltinimų prieš Smetoną, žinoma, prieš buvusį kariuomenės vadą generolą Stasį Raštikį, tai čia būtų visai atskiras dar pranešimas. Bet jau 221 raudonosios armijos karys ties Lietuvos pasienio. Lietuvos valdžia vėl trečią kartą sako, neturim išeities, jei kovosim prieš Maskvą, tai tūkstančiai lietuvių pražus. Nu gerai, įsileidžiam Rusijos karius. Tai apart to, kas jau buvo įgulose, į Lietuvą įžengė maždaug dar 150 000 rusų karių. Čia va jie žengia, čia va matosi stulpas, čia va yra Rubežius, va čia yra Vytis. Ir va tuo ir baigėsi Lietuvos nepriklausomybė. Ir tada lietuviai turėjo pergyventi 3 okupacijas. Pirmoji sovietų okupacija nuo 40 metų birželio iki 41 metų birželio mėnesio. Tada, kai vokiečiai puolė sovietus, tai tada vokiečiai okupavo Lietuvą 3 metus. Ir tada sovietai grįžta, Vokietija pralaimė karą, sovietai grįžta. Ir tada prasideda labai ilga Maskvos okupacija nuo 44 metų Liepos 4 iki 90 metų kovo 11 de jure, iš principo, kai Lietuva pasiskelbė nepriklausoma, bet de facto praktiškai ta okupacija tęsėsi iki 93 metų rugpjūčio 31 dienos, kai paskutiniai Rusijos kariai apleido Lietuvą, žengė iš Lietuvos teritorijos.
Tai va, kaip aš pasakoju jaunimui, nu ir jau nebe jaunimui, nes tikrai daug kas lietuvių tarpe jau nebežino tos istorijos, Antro pasaulinio karo istorijos. Tai aš labai paprastai pasakoju. 40 metais Sovietų sąjunga užima Lietuvą. Tada vokiečiai pradeda karą prieš sovietus. Įstumia rusus, vokiečiai čia 3 metus okupuoja Lietuvą, o dabar Vokietija, žinoma, pradeda pralaimėti karą. Rusai stumia spaudžia iš vienos pusės, iš rytų sąjungininkai, vakarų sąjungininkai, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, nu ir Prancūzija šiek tiek spaudžia iš vakarų. Vokietija pralaimi karą. Nu gerai, lietuviai irgi, jie sekdavo frontą, kur frontas žinojo, kas darosi. Ir daug lietuvių nusprendė, jie jau nebenori dar antrą kartą prie sovietų ir nutarė pasitraukti su Vokietijos kariuomenė į vakarus. Su tikslu, kad žinos, kad palyginus bus jau saugiai atvykę į vakarus, kai pamatys arba anglą, arba amerikietį kareivį. Perkeltieji asmenys, arba kaip minėjau, angliškai teisinis terminas yra displaced person. Displaced person, dipukas, arba kaip kitaip sakydavo. Dievo paukščiai, taip. Jūs tai buvo Dievo paukščiai. Paukšteliai. Tai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje maždaug 11 milijonų žmonių buvo priversti palikti savo gimtąsias šalis. Iš jų apie 7 milijonai atsidūrė vakarų sąjungininkų okupuotoje vakarų Vokietijoje. Vakarų Vokietija buvo padalinta į 3 zonas: amerikiečių, anglų ir prancūzų, o žinoma tada rusai turėjo rytinę dalį Vokietijos. Tarp tų perkeltųjų asmenų buvo buvusių karo belaisvių, paleistų vergų darbininkų, žydų ir nežydų kilmės asmenų, kur patyrė koncentracijos stovyklas. Sąjungininkai pabėgėlius priskyrė perkeltųjų asmenų kategorijai ir atsakomybę už jų priežiūrą pavedė Jungtinių tautų pagalbos ir atstatymo administracijai UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje ir dar pridėsiu Daniją. Daugiau kaip 60 000 lietuvių dipukų buvo Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje ir Danijoje. Daug kas galvoja, tik tai Vokietijoje, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, buvo toksai Česlovas Grincevičius, jisai jau amžinatilsį, bet jisai buvo tyrimo centro darbuotojas, jisai buvo Austrijoje. Kai aš buvau mažiukas, mano gydytoja buvo daktarė Jakševičienė. Jinai atsidūrė po karo Italijoje, kaip nors. Nežinau kaip. Ir dar Danijoje. Dabar šiuo metu danai mokslininkai yra susisiekę su tyrimo centru, susirašinėję, jie nori čia atvykti ir ištirti Danijos dipukų stovyklas. Tai prezidentui Trumanui buvo pranešta apie tuos perkeltuosius asmenis ir apie jų sąlygas, tai jisai pasiuntė komisiją į vakarų Vokietiją, į amerikiečių zoną, ištirti tą reikalą. Ir tada jam buvo pranešta, kad dipukų šeimos kaip nors pragyvena, žinoma, sąlygos ne pačios geriausios ir kad jau Jungtinės valstijos ir kitos vakarų šalys turi pradėti galvoti apie leidimą jiem emigruoti į tas įvairias šalis. Tai tada 48 metų gegužės mėnesį kongresui buvo pateiktas įstatymas, angliškai Displaced Persons Act of 1948. Ir čia mes pastebėm, kaip greitai tas įstatymas praėjo kongresą ir buvo prezidento pasirašytas. Tai reiškia, maždaug gegužės 1 dieną kongresas pradėjo gvildent tą įstatymą ir pradėjo tenai taisyti, redaguoti ir perrašyti ir taip toliau. Žinoma, turėjo sutart ne tik tai senatas, bet ir atstovų rūmai. Bet
jau pirmą kartą perėjo Senatą, jau gegužės 27 dieną. Jau tada po įvairių redakcijų Senatas vėl aprobavo, už maždaug savaitę, birželio 2 dieną, atstovų rūmai birželio 18 dieną ir jau už keletą dienų prezidentas pasirašė. Tai per 2 mėnesius tas įstatymas praėjo, o įstatymai dažniausiai yra gvildenami daug mėnesių ir iš tikrųjų, kai įstatymai, kai projektai yra pristatyti Senatui arba atstovų rūmam, dažniausiai jie net ir nepraeina. Jau laiko nebėra toj sesijoje ir tada tie įstatymai nepraeina ir yra pamiršti. Tai reiškia, kad ir kongresas, ir prezidentas matė, kad čia yra svarbus reikalas, reikia ką nors daryti. Ne tik dėl to, bet nuo Roosevelto laikų buvo abudu Senate and Representative buvo demokratai. Tai nebuvo konfliktas tarp republikanų demokratų. Tai gal, žinoma, buvo tas humanitarian, bet irgi buvo, reiškia, po tiek buvo žuvę jaunų vyrų, kur kokie darbininkų nebeliko. Tai ne tik tai buvo humanitarian, bet irgi buvo, kad reikėjo darbininkų. Tai kuris įsilaikė lietuviai ar kas kiti, tai jos leido 200 tūkstančių 40 metais leido atvažiuoti į Ameriką. Ir jie buvo į Australiją, ir važiavo į Angliją, ir visą pasaulį, Argentiną, Braziliją, leido 200 tūkstančių į Ameriką. Taip, čia kaip jūs sakot, čia ne tik tai iš geros širdies, bet buvo ir praktiškų sumetimų, kodėl tai buvo daroma, ir aš minėsiu tą darbininkų stoką čia už porą minučių. Bet taip ir buvo ir žinoma, tada ir atstovų rūmai, Senatas, Baltieji rūmai vienos partijos rankose, tai tas irgi padėjo. Tai nuo 49 metų dėka to įstatymo, nuo 40 metų iki 52 metų maždaug pusė iš 900 tūkstančių imigrantų atvykusių į Jungtines valstijas buvo perkeltieji asmenys. Ir į Amerikos vizas galėjo pretenduoti tik tie, kurie iki 45 metų pabaigos buvo internuotojų stovyklose. Tai buvo tam tikros taisyklės. Prieš atvykdami turėjo turėti rėmėją arba sponsorių, gyvenamą vietą, garantiją, kad jie neišstums amerikiečių darbininkų, nors tų darbininkų reikėjo, garantiją, kad tie asmenys, perkeltieji asmenys arba studijuos, arba dirbs, arba taip ir taip. Ir žinoma, buvo geriau, padėjo, jei turėjo giminaitį, kuris Amerikos pilietis, dar labiau padėjo, jei patys buvo Amerikos piliečiai. Tai, pavyzdžiui, mūsų viena irgi amžinatilsį buvusi bendradarbė, daktarė Milda Budrienė, jos vardo medicinos muziejus ir archyvas yra čia tyrimo centre. Jinai iš tikrųjų buvo gimus Amerikoje, Lawrence, Massachusetts. Kai jinai buvo mažiukė, šeima persikėlė į Lietuvą. Jinai tenai pradėjo mokslus. Tada vėl apleido Lietuvą 44 metais. Tai reiškia, jos tėvai ją galėjo pristatyti kaip Amerikos pilietę, tai tas jai tikrai padėjo. Robertai, reikėjo jiems sveikatos patikrinimą pereiti prieš jiems duodant bet kokį leidimą. Taip ir buvo ir perfect segue. Ar tu tai iš anksto matai tą pranešimą, ne? Screening, va kas vyko. Lietuviškas žodis, screeningas arba screeningas. Taip, taip kaip startas ir finišas yra lietuviškas. Tai daugiau nei 200 tūkstančių Amerikos vizų suteikimas paskatino Amerikos religinės pilietinės pagalbos organizacijas atidaryti DP stovyklose savo įstaigas. Tai buvo International Refugee Organization, IRO, tarptautinė pabėgėlių organizacija,
Aš jau minėjau UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Amerikos Raudoną kryžių, BALFA, bendrą Amerikos lietuvių šalpos fondą. Ir čia iš tikrųjų aš turėjau paminėti, kad čia yra tokia knygų parodėlė ir yra, pavyzdžiui, BALFO steigėjo kunigo Končiaus atsiminimai ir irgi yra knygų apie dipukus, apie kolonijas, kur dipukai veikė, apie žymesnius dipukus, kur pasižymėjo moksle arba savo profesijose. Tai prašau ten irgi pasižiūrėti. Taip pat bažnyčios, liuteronų pastoriai, liuteronų kunigai ir jų pareigūnai, katalikų kunigai, jų pareigūnai irgi prisidėjo, padėjo metrikas rašyti, padėjo su tuo skriningu, padėjo su vertimais. Tai ir netrukus po to tie pabėgėliai buvo kviečiami į screening centrus. Tai va, čia va parašyta ir vokiškai ir angliškai A DP's Way to USA. Tai va, IRO Medical Examination. Va, čia va ir yra. Tada amerikiečių gydytojas, jei reikia, karantinas. Tada per dipukų komisiją. Tada per Amerikos konsulą. Dar per inspektorių. Tai va ir tada pagaliau gali galvoti apie laisvės statulą. Migracija prasideda. 48 metų rudenį dipukai pradėjo lipti į Amerikos kariuomenės transporto laivus, kuriais į Europą anksčiau buvo gabenami kariai. Pirmieji 813 šių pabėgėlių 48 metų spalio 21 dieną išplaukė iš Vokietijos Bremerhaven uosto, Bremeno. Ir va viena dipukė čia buvo cituojama po atvykimo į Ameriką. Kelionė į New Yorką buvo nemokama, laive buvo pakankamai maisto, o Amerikos Raudonasis kryžius kiekvienam emigrantui davė po $6 kaip sveikinimo dovana atvykus į Jungtines Amerikos valstijas. Va, welcome. Tai va, čia dabar matosi čia va jau, lipa į tuos laivus, parašyta čia International Refugee Organization, čia va stovi Amerikos karys. Va, plevėsuoja Amerikos vėliava, čia va, linksmi dipukai atsisveikina su Vokietija. Čia vienas iš tų laivų, USAT, tai reiškia United States Army Transport General S.D. Sturgis. Tai Sturgis atliko 21 kelionę iš Vokietijos, iš Bremerhaven į Jungtines Amerikos valstijas. Va, aš čia įterpiau tą nuotrauką, nes tuo laivu mano tėvas ir mano seneliai atvyko į Ameriką. Ok, dabar aš pabandysiu tą filmuką parodyti. Mes suradom filmą, čia be garso yra, kur rodo, kaip dipukai lipa į tuos laivus. Dabar, čia va bandysiu. Čia pats pirmutinis laivas. Čia pats pirmutinis. Pamatysit, kas čia va yra. Atleiskit, aš va čia turiu atsistoti. Baigom ir tada. Mirija. O, čia, sorry. Gerai, čia va be garso yra filmas, čia... Maždaug 4 minučių. Gerai. Ship to Freedom parašyta. Welcome to the first DP immigrants. U.S. Army. Iš kur gavo?
traukiniais tiesiai į uostą. Žinot, kuri uostas? Bremerhaven. Bremerhaven Port of Embarkation. Klausyk, Robertai, aš atsimenu, kad reikėjo pereiti per Vendorfą. Vendorf, kur paskutinis buvo patikrinimas, ten gaudavai visokius skiepus ir ten DDT dėl... Ir tada į laivą. Taip, visus išpurškimus ir tada, jeigu praėjom, tai tada atvežė į Bremerhaven. Okay. Pas mus tyrimo centre mes turim keletą lagaminų iš tų dipukų. Kiek jiem buvo ribota, ne kiekvienas galėjo vieną lagaminą ir viskas. Jie nebuvo kaip dabar. Tai gauda vyrai eikit į vieną pusę, Moterys va čia. Čia va Amerikos puskarininkis, seržantas čia. Robertai, ar galima dipukais vadinti ir Pietų Amerikoje gyvenančius lietuvius? Taip, jie buvo vakarų Vokietijoje arba Danijoje, tai jie nesvarbu. Mano teta atsidūrė Australijoje, jinai buvo dipukė. Ir visi su savo numeriais, su savo bilietais, su sektais. O kodėl buvo skirstoma vyrai ir moterys į skirtingas pusės? Buvo atskiros kabutės, visi gyveno kaip ir ten mažiau supo laivą, moteris su vaikais. Vyrai buvo tualetai, 4 aukštų lovos. Tualetai. Ship to freedom. Bet net su orkestru. Bye-bye, Vokietija. Lyginant yra mažesnis klausimas. Buvo kariuomenė. Be šitų transporto iš Vokietijos, kaip aš suprantu. Tie didieji transportai virš 2000 keleivių. Tai va, parašyta va, America welcomes its new citizens. Bet dipukai ne visuomet buvo šiltai priimami. Į Jungtinės valstijas atvyko apie 30 000 lietuvių dipukų, trečdalis jų apsigyveno Čikagoje. Ir diskriminacija, su ta diskriminacija dipukai pakartojo savo pirmtakių lietuvių ir kitų etninių grupių patirtį. Kiekviena, nes nepaisant to, kad Niujorko uoste yra laisvės statula, visus priima ar ne šiltai, vis tiek, kiekviena etninė grupė, kiekviena religinė grupė yra patyrusi diskriminaciją Jungtinėse valstijose. Lietuviai dipukai ir kiti dipukai tą patyrė. Pavyzdžiui, mano tėvas pasakojo, kad nekartą jisai buvo išvadintas DMDP. Arba, pavyzdžiui, fabrike, jisai buvo Detroite, dirba fabrike, koks nors įrankis sulūžta. Jei amerikiečiui sulūžta tas įrankis, fine, no problem, duoda naują įrankį. Jei dipukas ar lietuvis, lenkas, ukrainietis, jei jam tas įrankis sulūžta, you're stupid, nežinai ką darai ir taip toliau. Visi patyrė tą diskriminaciją. Ir aš sakyčiau, kad
net ir dipukų vaikai kartais tą patyrė iš amerikiečių vaikų. Ja, aš pasakysiu, kad aš irgi porą kartų, nors aš čia gimęs, aš porą kartų buvau išvadintas, atleiskit, kaip gadėjam lūgam. Mane taip vadino porą kartų. Taip ir buvo. Dabar kitus amerikiečius šiltai priėmė ir sakė, welcome to Korea. 50 metais prasideda Korėjos karas. Va, atvyksta šviežius lietuviai, lenkai ir taip toliau vyrai. Fresh meat. Atvyksta į Ameriką, netrukus pašaukti į Amerikos kariuomenę, pereina apmokymą, nelabai moka anglų kalbos, gauna šautuvą ir yra išsiųsti į Korėją. Vėliau, kai dipukai jau buvo įsitaisę, vis tiek tais laikais paprastai buvo 2 metų karinė prievolė ir va kokia ironija, daug tų lietuvių, dipukai buvo pašaukti į Amerikos kariuomenę ir išsiųsti kur? Į Vokietiją. Praleido porą metų. Tai buvo dipukų stovyklose, dabar geresnėse sąlygose amerikiečių įgulose tenai. Gerai. Dabar lietuvių dipukų ekonominė įtaka. Kaip minėjo ponas, labai daug amerikiečių vyrų žuvo Antram pasauliniam kare. 416 800 amerikiečių žuvo Antrajame pasauliniame kare. Amerikai reikėjo darbininkų, Amerikos valdžia nebenorėjo grįžti į didžiosios depresijos laikus. Prisiminkit, kad prieš Pirmojo pasaulinio karo pradžią dar Amerikoje buvo baisi depresija. Daug didesnė depresija ir ekonominis sutrikimas negu Lietuvoje. Lietuva išlaikė tą lygsvarą dėka ministro pirmininko Juozo Tubelio. Jisai buvo labai gabus ekonomas. Tai Amerikoje buvo daug prasčiau. Praeito šimtmečio 6-ame dešimtmetyje, tai reiškia 1950s, Amerikos bendrasis vidaus produktas arba Gross Domestic Product, GDP, kasmet didėjo 3,3 nuošimčiais. Tam dešimtmetį Amerikos GDP arba bendrasis vidaus produktas padidėjo nuo 200 bilijonų iki 500 bilijonų dolerių. Dabar tik tai kaip pavyzdį, liečiant ekonominę įtaką. Parinkau 53 metus, tai jau 3, gal net ir 4 metai, kai dipukas arba dipukų šeima yra Amerikoje. Vidutinės darbuotojų pajamos tais metais siekė 3200. Gerai. Tai dabar daleiskim 30 000 lietuvių dipukų Amerikoje. Tiek atvyko. Buvo kiti laikai. Vyrai dirbo, moterys prižiūrėjo vaikus. Gerai. Tai dabar 53 metais, sakykim apytikriai, yra dipukų šeimos, motina, tėvas, gal jau vienas vaikas yra. Tai todėl aš iš 30 000 paėmiau trečdalį. Tai va 10 000 yra dirbančių lietuvių dipukų, gamyklose, kitur. Vidurkis pajamų 3200, maždaug 32 milijonai. Dabar mūsų laikais tai būtų 376 milijonai. Bet tada kas nors gali labai teisingai iškelti taip, kad tie dipukai, kurie atvyko, jie gal negavo pačias geriausias algas. Kai kurie daugiau uždirbo, kai kurie mažiau uždirbo. Tai tai tada, sakykim, paimam tas pajamas tada. Tas algas. 32 ir, sakykim, maždaug per pusę tada. Lietuviškai sakant, for the sake of argument, per pusę. Sakykim, kad dipukų pajamos Jungtinėse valstijose buvo maždaug 15 milijonų dolerių, tai būtų maždaug 185 milijonai mūsų laikais. Tai net ir mūsų laikai 185 milijonai Amerikos mastu nedideli pinigai. Bet
kokia buvo lietuvių dipukų ekonominė įtaka. Ne visam Amerikos krašte, bet koncentruotose vietovėse. Va, tenai buvo tas didesnis poveikis ekonominis. Mūsų visiems mylimas, žinomas Market Parkas. Tai dabar, tie dipukai dirba, nuomoja butus, gal po kiek laiko pradeda pirkti namus. Ir taip pat jie pradeda, dėka jų pradeda klestėti Market Parkas. Va, vienas pavyzdys. Market Parko katalikų parapija. Iki 57 metų ir bažnyčia, ir mokykla, ir salė buvo vienam pastate, tam senam pastate, už dabartinės bažnyčios ir ligoninės. Su dipukų atvykimu buvo ką? Daug daugiau parapijos narių. Parapija pradėjo augti. Nutarė gerai, reikia statyti naują bažnyčią, naują pastatą. Tai pagalvokit, lietuvis architektas, lietuviai statybininkai, reikia pirkti žaliavas, reikia pirkti medžiagą, reikia pirkti plytas ir taip toliau. Nu irgi aplinkui, ką, tie darbuotojai arba atsineša savo pietus, arba jie kur nors turi nusipirkti. Tai reiškia, pagalvokim tik tai su vienu to pastato pastatymu, kokia buvo koncentruota ekonominė ir finansinė įtaka tenai tam Market Parke. Ir mes žinom, tas Market Parkas ne pats didžiausias, neblogas, bet vis tiek. Sakykime, tas rajonas, aš nežinau, kodėl taip išskiria tą Lithuanian Plaza, čia irgi dalis yra Market Parke. Ja. Nu tai va. Tai irgi tada per tuos laikus buvo pastatyti pastatai, va čia Midland Savings pastatas, kiti buvo. Ir jūs turbūt prisimenate, tenai buvo ir pilna kepyklų ir restoranų. Žinoma, kartais dar vietų, kur žmonės išgerdavo. Bet taip pat ir batų buvo vienas 69 ir Rockwell, kur taisė batus. Buvo Treras Jewelry, kur tenai buvo galima apsipirkti ir dar apyrankės pataisyti, laikrodžius taisyti ir taip toliau. 69 gatvėj, 71 gatvėj maža lietuvėlė tikrai vystėsi ne tik tai kultūrinė veikla, tautinė veikla, bet ir ekonominė veikla. Noriu pasakyti, paminėkit ir Brighton Parką, ir kaip dipukai pastatė. Čia va yra kur nors. Čia kur nors yra apie Brighton Parką. Aš visų kolonijų negaliu paminėti pagarba Brighton Parkui. Pagarba. Bet va, dabar Reikėtų pagal bažnyčių parapijas. Arba pagal parapijas, pavyzdžiui. Bet va, pavyzdžiui, arti Brighton Parko Gage Parkas. Tai va, irgi 57 metais buvo pastatytas jaunimo centras. Gerai? Ir irgi pagalvokit, 57 metais dar nebuvo tos dalies su Vytim, kur yra galerija dabar, nebuvo to pastato, buvo tas vadinamas senas pastatas, koplyčia ir vienuolynas. Ir tada už 10 metų tada buvo tas priestatas ir dar vėliau už porą metų dar padidino kavinę. Bet irgi pagalvokit, kokie pinigai čia buvo kišami, statant tą pastatą vėl. Lietuvis architektas, lietuviai statybininkai, lietuviai vadovauja irgi, kokia buvo ekonominė įtaka tenai. Už 3 metų, 60 metais pastatytas Draugas, irgi kompleksas pastatytas. Kita sala, Detroitas. Gerai. Tai čia va matosi jau dabar uždaryta Švento Antano bažnyčia, irgi tokia senoviška, kur vienam pastate ir bažnyčia, ir mokykla, ir salė. O čia skersai gatvės buvo lietuvių namai, čia buvo keletą parduotuvių ir va čia truputį matosi Baužos laidojimo namai. Čia 25 gatvė. Ir Market Parkas, Brighton Parkas buvo tokios mažos salelės, Detroitos buvo dar mažesnė salelė. Tai va, čia yra Detroito miesto centras, o va jau čia
yra lietuvių tas centras. Čia va yra Werner gatvė, Grand Boulevard, va čia pat ta bažnyčia, va čia tie lietuvių namai, čia 25 gatvė, tai čia buvo ta maža lietuvių salelė. Žinoma, jau tada toliau, jau link priemiesčių, jau buvo įsikūrus dar kita parapija, bet dar čia įsilaikė daug metų tie lietuviai. Bet irgi buvo sala, buvo verslininkai, buvo parduotuvės, čia irgi lietuviai pirko namus ir irgi buvo ta ekonominė įtaka. Taip pat tie dipukai įsteigė fondus, žiūrėjo į ateitį, žiūrėjo į priekį. Žinoma, lietuvių fondas. 61 metais, kai daktaras Antanas Razma parašė straipsnį drauge apie vadinamą fondą, kaip jisai vadino, buvo geležinis milijono fondas, bet jisai buvo geležinis fondas, koks dabar neprisimenu. Milijonas. Ir daug kas sakė, nu tai jau tu visai išėjęs iš proto, kaip mes tiek surinksim. O dabar ką, 56 milijonai ten yra. Ir pagalvokim, kokia buvo finansinė, ekonominė įtaka, išlaikant lietuvybę čia Amerikoje. Tautos fondas, New York'e, Vydūno jaunimo fondas, Draugo fondas, PLB fondas, kur surinko $1,5 milijono ir įsteigė lituanistikos katedrą Illinois universitetą. Dar kitų fondų, ateitininkų, lietuviškosios skautybės fondas kitų fondų ir dar visą eilę privačių fondų. Dar šalia ekonominės įtakos lietuviai dipukai patyrė ir bendrą Amerikos aukštojo mokslo plėtrą. Tai buvo įstatymas Servicemen's Readjustment Act of 1944, arba visi jį prisimena, tą įstatymą prisimena kaip GI Bill, kur davė galimybę tiem grįžtantiem veteranam lankyti universitetą. Už 14 metų įstatymas išleistas National Defense Education Act of 1958. Tai buvo po Sputniko, kai sovietai pirmieji paleido satelitą į erdvę. Tas labai sukrėtė amerikiečius ir sakė, mes turim dabar dalyvauti erdvės lenktynėse arba space race. Dar labiau amerikiečius sukrėtė už 4 metų, 61 metais, kai pirmasis žmogus erdvėj buvo amerikietis, ne, rusas, Jurij Gagarin, 61 metais. Ir tada prezidentas Kennedy paskelbė, kad iki to dešimtmečio galo nori, kad Amerika pasiųstų žmogų į Mėnulį. Tai irgi tada lietuviai prisidėjo prie to, lietuviai pradėjo plaukti ir turėjo galimybę lankyti universitetą. Higher Education Act of 1965 irgi padidino universitetam skiriamas lėšas, įsteigė stipendijas, taip pat įsteigė vadinamą National Teachers Corps, nes su tuo vadinamu baby boom bendrai buvo daugiau gyventojų Amerikoje, tai reikėjo daugiau, tarp kitų profesionalų, reikėjo daugiau mokytojų. Tai dipukų inteligentų vaikai ir, sakysiu, ir neinteligentų vaikai turėjo galimybę pasiekti aukštąjį mokslą. Ypač valstybinius universitetus. Geriausias pavyzdys čia. Illinois universitetas Čikagoje vadinosi Chicago Circle Campus arba Circle. Taip visi vadino. Ir žinoma, lietuviai plaukė į universitetus ir dar viena priežastis lietuviam vyram lankyti universitetus tuo metu. Ką žino? Vietnam. Jonai, padarei klaidą, tu keliavai į Vietnamą. Should have stayed in school, no? Mano klaida buvo. Ačiū Dievui, kad čia esi su mumis. Politinė veikla. Čia irgi yra tarp tų knygos apie lietuvių bendruomenę, Amerikos lietuvių tarybą, Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo komitetą. Ir tos ir kitos organizacijos visuomet iškėlė
Lietuvos ir lietuvių reikalus ir interesus Amerikos valdžiai. Pernai mes paminėjom Kersteno komitetą. 53 metais atstovas Charles Kirsten, kongresmanas, jisai vadovavo komitetui, kuris nuodugniai ištyrinėjo sovietų okupaciją ne tik tai Lietuvoje, bet bendrai rytų Europoje ir antrojo pasaulinio karo įvykius Lietuvoje ir kituose kraštuose. Įvyko Simo Kudirkos įvykis, kai Amerikos karo laivynas, Coast Guard laivas atidavė lietuvį sovietam ir lietuviai ir taip latviai prisidėjo prie akcijos, kad Simas Kudirka būtų grąžinamas mum ir kad jisai turėtų galimybę vykti į Jungtines valstijas. Ir čia, aš čia tik tai greitai parodysiu vieną pavyzdį. Čia yra hearings before the Subcommittee on State Department and Organization, U.S. House of Representatives, attempted defection by Lithuanian seaman Simas Kudirka. Be Amerikos lietuvių to nebūtų. Simo Kudirkos reikalas būtų buvęs senai pamirštas. Taip pat kova prieš detant, irgi taip pat pasisakymai dėl Helsinkio sutarčių, vėl Amerikos lietuviai prie to prisidėjo. Amerikos balsas tai buvo valdžios įstaiga, kur transliuodavo į okupuotą Lietuvą. Bendrai palaikėm kovą už Lietuvos laisvę. Aš nežinau, ar jūs prisimenat, kai čia Čikagoje 83 metais vyko dainų šventė Illinois universitete. Tai šūkis buvo vienybėje su kovojančia tauta. Amerikos lietuviai to nepamiršo. Robertai, ar galima grįžti truputėlį skaitą atgal? Kas yra detantė? Kova prieš detantę. Detant. Tai va, tuometinis valstybės sekretorius Henry Kissinger, kuris buvo patarėjas ir prezidentui Nixonui, ir prezidentui Fordui. Jisai buvo linkęs truputį, jisai buvo realistas, jisai realiai žiūrėjo į Maskvą, bet taip pat jisai buvo daugiau, sakyčiau, linkęs komunistam pataikaut, su komunistais bandyti sugyventi. Labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, Reigano politikos, kuris labai trumpai ir drūtai pasakė, mūsų strategija we win, you lose. Jisai taip ir pasakė viešai. O Kissinger jisai norėjo truputį daugiau pataikaut sovietam. Tai Amerikos lietuviai prieš tai kovojo, vis Amerikos valdžiai Baltuosiuose rūmuose, kongrese iškeldavo. Ir mes tą vis kartojam ir kartojam. Lietuvos istorija, kas vyko Antram pasauliniam kare, okupacija, kas yra ta Sovietų sąjunga. Taip kaip mes turim kartuoti mūsų Lietuvos istoriją, mūsų tarpe, tas pats buvo ir ten. Ačiū. Tai jūs irgi galite pasisakyti, kad dipukai paprastai laikė tremtiniais, o ne imigrantais. Jie buvo priversti bėgti iš tėvynės, įkūrė institucijas savo ir savo vaikam, bandyti išvengti asimiliacijos su platesne Amerikos kultūra. Bet mes žinom, kad su laiko ta asimiliacija daugiau mažiau ir įvyksta. Bet yra kitų būdų išlaikyti lietuvybę. Kai buvo minėta prieš dipukus, buvo vadinami grinoriai arba greenhorns. Jų palikuonys dar veikia, Lietuvos vyčių organizacija, Knights of Lithuania yra pavyzdys. Daugumas jų jau nebeturi lietuviškų pavardžių, nekalba lietuviškai, bet kai su jais kalbi, proud to be Lithuanian. Ir jie nori išlaikyti bent tą savo sąmoningumą, kad jie yra lietuviai. Nors laikui bėgant sumažėjo realių vilčių grįžti į Lietuvą, ši dvasia vis tiek daugelį metų vyravo DP gyvenime. Aš nežinau, kaip kitiem dipukų vaikam buvo, bet aš prisimenu, mes dainuodavom namie, pučiavėjas neša laivą, nuneš mane į Lietuvą. Tai bus linksma, tai bus linksma, tai bus linksma Lietuva. Aš mažiukas, aš nežinau, Lietuva, kas ta Lietuva, aš čia Amerikoje gyvenu. Bet man sakė, kad bus linksma Lietuvoje. Tvarkoje, aš tikėjau.
Ir mes žinom taip pat, kad dipukai atsteigė prieškario Lietuvą, įvairias organizacijas, net ir politinės partijas, ir etninė socializacija per mokyklas, chorus, šokių grupės, įvairias organizacijas. Va čia, pavyzdžiui, kur bandau suburti jaunus lietuvius, va čia Market Parke, plauna mašinas, tenai kelia lėšas kokiam nors projektui. Ir aš sakyčiau, kad dipukai, kaip dabar trečiabangiai, gal turi tokią pačią galvoseną, kad gal viena koja Amerikoje, kita koja Lietuvoje. Tai va, atsižvelgiant į Lietuvių hartą, kuri buvo paskelbta 49 metais. Valstybė, tai reiškia Lietuvos valstybė. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija, valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taip pat lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Tai va, tai čia aš sakyčiau, kad ir dipukam, ir dipukų vaikam, dar pridėčiau, ir čia yra trečiabangių mūsų tarpe, jūs pasisakykite, aš klaidingai, aš irgi taip galvoju, kad kartais yra ir sunku orientuotis, ar mes Amerikoje, ar mes Lietuvoje, čia gyvenam, bet mūsų širdis yra mūsų tėvynėje, kaip aš sakau, aš čia gimęs, aš esu amerikietis, bet mano kraujas yra lietuviškas. O amerikiečiai to nesupranta. Tai pavyzdžiui, žinai, darbe. Pirmadienį iš ryto žmonės būrėsi, darbuotojai būrėsi. How was your weekend? How was your weekend? Tu, žinai, paprastas amerikietis, žiūrėjo futbolą, gėrė alų. What did you do? Gėrė alų. Ir kartu su tuo, tai buvo ir koks nors posėdis, ir buvo minėjimas, ir tada banketas, ar kas, kokia lietuviška veikla. Po kiek laiko aš pastebėjau, jie į mane taip žiūri, visai nieko nesupranta. How was your weekend? It was fine. Tai tikrai labai ačiū Jums už laiką ir dėmesį, Jūs čia visi taip sugrūsti esat. Tai aš nežinau, ar mes čia dabar, ar pasisakymai, klausimai, apie vaizdžių. Pakabinsi presentation on your website? Bus YouTube. Čia, ir dabar rodo per Facebooką, ar ne? Ir bus YouTube. Ir tavo šaltiniai, kur naudojai? Turėsiu įrašyti. Okay. Čia iš įvairių Man knygų. įdomiausia yra tas Greenhorn, nes čia pirmą kartą girdžiu apie pirmo bankus. Aš turėsiu patikrinti, aš dabar pats neprisimenu, aš tą mačiau. Iš kur, where you got it? Aš turiu vieną komentarą. Taip yra. Vis tiek sovietai mūsų nepaleido. Nu, iš čia laisvai gyvenom, gimtasis kraštas veikė komunistų, vis angažavo sugrįžti į Lietuvą ir... labai... Ne, tik tai tiek, kad... Reikia labai arti. Aš tiek dabar girdit. Aš tik sakau, kad sovietai mūsų niekad nepaleido. Eidavo gimtasis kraštas, buvo daug tų komunistinių organizacijų. Mes visi gaudavom už dyką ir vis kvietė mus sugrįžti į mūsų tėvynę, ten gerą gyvenimą. Tie, kur sugrįžo, dingo kažkur, tai ir nebežinom, kas su jais atsitiko. Taip, kad mes turėjom visą laiką kovoti. Ir čia va pastebėjau, kad buvo kai kurie, kur grįžo į Lietuvą. Salvadoriškai, kai kurie buvo prie... Kiti iš lagerių grįžo. Iš mikrofonas nušautis, mes negirdime. Čia. Pas jūs mikrofonas. Nes įrašo dabar. Gerai. Robertai, labai ačiū už paskaitą, tikrai buvo labai įdomu ir turininga. Aš tik tai norėčiau tokį prisiminimą iš savo vaikystės. Čia buvo irgi parašyta jūsų skaidrėse apie Amerikos balsą. Daugelis šito galbūt iš jūsų čia esančių nežino, bet mano senelis mane sodindavo ant kelių ir sakydavo, dabar klausysime tiesos. Ir aš prisimenu, visą laiką būdavo, paskui sovietai visą laiką
trikdžius paleidavo radijos, kad mes negalėdavom visko žinoti, bet aš niekada nepamiršiu tos frazės, man tiesiog, galvoje yra. Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono. Tęsėme žinias. Nieko girdėjo. Ir Romas Sakadolskis. Tai ačiū už paskaitą, Robertai, tikrai šaunu. Ačiū. Aš norėčiau trumpai padėkoti už paskaitą, tikrai vertinga ir labai svarbi paskaita. Gaila, kad tikrai nėra platesnė auditorijai, sakykime, tarybai visai būtų sveika, naujai susirinkusiai tarybai ir senai tarybai būtų sveika taip pat jie pasiklausyti, gaila, kad neįtraukti į programą. Bet nuo savęs kaip muziejininkė, kuri šiek tiek yra prisidėjusi ir prie šitos istorijos dalies, noriu pasakyti, kad Čiurlionio muziejus buvo parengęs parodą apie DP stovyklas Vokietijoje ir išleidęs mažą leidinuką. Jeigu domintų, aš galėčiau jį jums perduoti. Aš turiu, man rodos, originalą, arba tik tai kopijas turiu, bet vis tiek tai būtų informacija. Bet ką dabar norėčiau prie šitos temos, ką jūs sakėte, reiktų nepamiršti, kad DP stovyklose aktyviai veikė KGB. Ir aš esu surinkus iš lietuviškos spaudos nemažai informacijos, kaip jie įsiverždavo į DP stovyklas, kaip jie ne tik tai, kad gaudė, bet jie grobė žmonės ir išveždavo iš stovyklų, išvesdavo iš Sovietų sąjungą. Tai buvo specialiai organizuotos akcijos ir daug žmonių nukentėjo. Tarp jų mano vyro dėdė. Praktiškai jau turėjau bilietą į traukinį važiuoti į Ameriką, jį ištraukė iš traukinio, parvežė į Sovietų sąjungą ir išsiuntė į Vladivostoką tarnybai 7 metams. Tai va. O dar ką noriu pasakyti, kad tai buvo specialios grupės ir galima kažkur paminėti, kad tokios akcijos buvo daromos ir dar buvo viliojami žmonės, kad grįžkit, pas mus labai gražu, buvo ir susiviliojusių sugrįžti ir sugrįžo. Deja, turbūt apsigavosi tai. Tai ačiū. Vaikaičius dar neminėjote. Mūsų sūnus yra vedęs namo vaikaičius. Nepamiršiu. Birutis. Kadangi Robertas žino, aš labai daug skaitau, gal per daug, aš porą knygų jums rekomenduočiau. Yra viena UNRWA's darbininkė, Catherine Holm, kuri parašė Wild Place, Wildflecken. Ji buvo darbininkė, kuri dirbo UNRWA. Ir jie tuose stovyklose paaiškina, kaip ta visa organizacija veikia ir kaip jūs sakė, bandė suvilioti žmonės grįžti, griebdavo, bandydavo, suviliodavo su maisto pažadais, kad gausi tiek ir tiek maisto ir žmonėm, kurie alkani, tas yra didelis dalykas, bet ten irgi aiškina, kiek daug žmonių nusižudydavo, šokdavo priešais traukinius nusižudyti, kad jų nenuvežtų atgal, kadangi jau žmonės tą viską žinojo. O apie, yra visa eilė atsiminimų, pavyzdžiui, Australijoje buvo bestselleris Elena's Journey, apie dipukų tą kelią ir kaip jie nukeliavo į Australiją. Tai yra tų knygų, reikia jas skaityti. O apie Brazilus Lietuvoje būdavo viena dalis kalnų, kuri vadindavo Brazilka. Ir tas fotografas, kurio rado nuotraukas prieš 2 metus, rado tos visus stiklus. Tai kas jo pavardė Ingeltavičius. Tai buvo paroda ir buvo visas rinkinys tarpukario nuotraukų iš kalno, kuri buvo paslėpta labai ilgam laikui ir dabar pagaliau susirado. Brazilka tai priemiestis buvo. Jo. Ačiū. Čia tik labai trumpai, aš žinau, kad šita paskaita buvo santrauka, bet jeigu kalbėsi apie salas lietuvių Čikagoj, gal galėtumėt neužmiršti apie Cicero. O jie. Labai sunkus darbas išrinkti, net ir Čia buvo tik tai santrauka, aš labai atvirai pasakysiu, Market Parkas tai vienas dalykas. Kodėl aš pasirinkau Detroitą?
Mano tėvai ten susipažino, susituokė Švento Antano parapijoje, tai aš ir buvau tenai, tėvelis pirkdavo man šokolado tenai, toj parduotuvėj. Bet, va, pavyzdžiui, yra knygų, mes čia turim lietuviai Floridos vakaruose, žiūrėk, aušrelė. Omohos lietuviai, va, bet taip, čia buvo santrauka, Brighton Park, Cicero, Brooklyn, kultūros centras ir taip toliau. Pripažįstu jūs visus myliu. Bridgeport, yes. Kai knygą rašysim, tada bus Ačiū. Tai jau trečia mano knyga. Robertai, ačiū už paskaitą, tikrai labai įdomu. Mano komentaras tik labai bendrai visai išeivėjai. Pareigūnai iš Lietuvos atvažiuoja ir didžiuojasi mumis ir mūsų svarbą Lietuvą ir taip toliau, bet pilietybę atima iš žmonių. Tai kaip mes galime įdiegti Lietuvai, Lietuvos pareigūnam tikrai mūsų svarbą, ką mes padarėm Lietuvai. Taip, aš sutinku. Tad tie darbai dar tebetęsiame. Aš dar norėčiau pridėti trumpą tokį priedą prie šito puikaus pristatymo apie stovyklos gyvenimą. Mano tėtas buvo karininkas Lietuvoje ir paskiau, kaip mes buvome stovykloje, amerikonai davė tokią galimybę, kad lietuviai galėtų įstoti Amerikos tokį dalinį, sargų dalinį, kur reiškia, jie turėjo juodas uniformas, jie gyveno batalionuose ir jie tikrai prisidėjo prie tų Nürnbergo tų teismų, jie buvo sargai ir taip toliau. Tai buvo labai svarbus tas toks priedas dipukų prie Amerikos kariuomenės gyvenimo. Taip ir taip pat ir statė ir remontavo kareivinės, kitus pastatus, aerouostus ir taip toliau. Ir jie turėjo ir tam tikrą ženklą. Tai buvo Baltic Brigade ir jie turėjo tą ženklą. Ja. Ir po kiek laiko kai kurie įgijo Amerikos kariuomenės laipsnį, pavyzdžiui, nuo to eilinio antrojo rango eilinio, private ar private first class. Tai tas buvo labai svarbu ir man labai įdomu, kad reiškia, dipukai tik nebuvo stovyklose kaip pabėgėliai, bet jie tikrai prisidėjo prie pokarinio gyvenimo. Labai gabūs, protingi. Jeigu aš tik galėčiau vieną dalyką apie tą grinorius, tai aš tik esu girdėjus, kad juos vadindavo grinoriais Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, Barbos Armonas knyga, pirma knyga apie Sibiro ištrėmimus, 60-ais išleista, Leave Your Tears in Moscow, tai jos vyras buvo grinorius. Tai jų dukra, kurie gimė Amerikoje, ją su vyru išleido, o tą Barbarą su sūnum, kuris gimė jiems grįžus į Lietuvą, ištrėmė. Tai aš tą grinorijų esu tik girdėjus Lietuvoje, ne čia. Aš dar noriu vieną pastabą. Kalbant apie Lietuvių chartą, jūs turit visada paminėti prelatą Mykolą Krupavičių. Jis buvo visos tos lietuvybės ideologas ir be jo lietuvių dipukų istorija. Dar turim kokių nors klausimų, pastabų? Puikus darbas. Tai dar kartą labai ačiū Jum ir dabar reklama. Minėjau, dabar yra dipukų metai ir mūsų antras pristatymas vyks čia, sekmadienį, spalio 20 dieną, prelegentė ten va sėdi, Liuda Čėsnaitė Floras. Prašau, atsistok, Liuda, kalbės čia spalio 20 dieną. Ir kaip vadinasi tauta svetur, lietuviškos lėlės pokario Vokietijoje? Maždaug. Kažką tai tokio sukūrė. Tai prašau atvykit išklausyti.